žiedas iš meilės tėviškos. Jis mums aušros žvaigždelė, kuri nušviečia kelią, paklys neleisdama. Elizabet Krūciger vardas reiškia pirmos liuteronės poetės giesmių kūrėjos vardą. Tai yra prieš 500 metų, jau dabar 501 metus sukurtos giesmės autorė. Ir jinai yra pirmoji ir turbūt žymiausia liuteronų giesmių kūrėja. Vaikų mergelės gimė, paskirta Pirmosios liuteronų giesmių autorės moters sukurta giesmė Sūnus tikrasis Dievo bažnyčioje skamba jau 500 metų. Giliai tikinčios moters pašaukimą išpildantis kūrinys, kuriame perteiktas Evangelijos ir bažnyčios tėvų mokymas, įvairiomis kalbomis giedamas viso pasaulio liuteronų bažnyčiose ir ataidi kompozitoriaus Johano Sebastiano Bacho kūryboje. Kas buvo Elizabet Krūciger, talentais apdovanota poetė ir kūrėja, viena ryškiausių reformacijos epochos moterų, gebėjusi tikėjimo žinią perteikti taip giliai ir įtaigiai. Krūciger tai jos pavardė, kuri šiaip tokia labai graži. Krūciger tai tas toks valdovo ženklas, kur žemės rutulys su kryžium ir jis jau krikščionybės laikais Jėzus taip vaizduojamas su to, kad štai pasaulio valdovas, bet ir tai karalių atributika. Tai čia yra nuo vyro pavardė, nuo Kasparo Krūcigerio. O ji pati Elizabeth von Meseritz. Ji kilusi iš kilmingos šeimos, ką sako jos pavardė, von Meseritz, bet nelabai turtingų žmonių, pamaldžių žmonių šeimoje. Iš to pamaldumo, iš tikėjimo tėvai ją paskyrė gyventi vienuolyne. Ir jinai jau kokių 15 metų davė įžadus, tapo jau vienuolė. Elizabet von Meseritz gimė apie 1500 metus Pomeranijoje, Lenkijos karalystės regione, pietinėje Baltijos jūros pakrantėje, kur gyveno daug vokiečių kilmės gyventojų. Viduramžiais jaunos moters gyvenimą apspręsdavo šeimos visuomeninė ir finansinė padėtis. Vienuolės kelias buvo vienas iš nedaugelio galimų šeimos pasirinkimų. Tad jaunoji Elizabet buvo išsiųsta į Marienbušo vienuolyną šalia Treptovo miesto, dabartinio Čebetovo. Tuo laiku, kiek man yra žinoma, moteriai tokie keliai. Arba vienuolystė, arba šeimos gyvenimas, arba tokia, jei lieki viena be šeimos, tai tu tokia tampi teta, tokia kaip vokiškai tantė. Ir Liuteris tokia turėjęs, tokia tantė Lėna, Magdalėnė. Tai tokia tu glaudiesi prie kažkurios iš savo giminių šeimos, kur yra šeima, vaikai, ir tu jiems padedi, gelbstame gyveni. Pagal kilmingumą ir vertingumą tais laikais ir vertinta. Kad taip, didžiausias, geriausias, toks tauriausias pašaukimas būtų būti vienuolė. Gyvenimas premonstratensių arba norbertinių ordino vienuolyne buvo asketiškas. Elizabet diena prasidėdavo 2 valandą po vidurnakčio, pirmąja rytinė malda, po jos sekdavo griežta maldos ir tarnystės rutina. Jos tas gyvenimas buvo toks, kur malda 7 kart per dieną ir dirbdavo darbus, studijuodavo, giedodavo, muzikinis išsilavinimas, jai labai svarbi buvo muzika. Ir jos patarnavo, jos vienuolyno vienuolės patarnavo prie bažnyčios, tai ta prasme, kad pavyzdžiui ruošė kunigų rūbus, išmanė kaip liturgiškai paruošti bažnyčią ir dirbdavo kilmingų, turtingų šeimų merginų mokytojomis. Buvo labai išsilavinęs, bet pati iš savęs. Jei savo gyvenimą būtų praleidusi vienuolyne, šiandien apie Elizabet von Meseritz veikiausiai nieko nežinotume, tačiau jai buvo skirta eiti kitokiu keliu.
Elizabet gyveno reformacijos laikais. 1517 metais Vitemberge, Vokietijoje, vienuolis Martynas Liuteris paskelbė 95 tezes, kvietusias Romos bažnyčią permastyti savo mokymą, nutolusi nuo krikščionybės pamato – Evangelijos. Liuterio iškelti klausimai sukėlė didelį atgarsį, sujaudino daugybę tikinčių žmonių, tarp jų ir vienuolę Elizabet. Toje vietovėje buvo ir vyrų vienuolynas, į kurį būtent 1517 metais atvažiavo dėstyti teologijos Johanas Bugenhagenas. Tai yra žmogus toks Liuterio amžininkas ir Elizabet kokiais tai būdais turėdavo galimybę klausytis jo mokymo ir jo pamokslavimo. Ir taip yra rašoma, kad ji niekada nebuvo girdėjusi taip skelbiant Evangelijas. Paskui patirta, kad būtent jis skaitydavo Liuterio raštus. Tai buvo apie krikščionio laisvę. Reiškia, kad krikščionis yra visų tarnas ir visiems pavaldus. Antra vertus, krikščionis yra niekam nepavaldus ir pats laisvas, nuo nieko nepriklausomas, nes jis yra Dievo vaikas. Ir jos tas toks ilgesys Evangelijos ir būtent sielos paguodos, kas yra liuteronybės, toks leitmotyvas visos teologijos ir paguodos ir žinios, ją atvedė savarankiškai į Vitembergą. Dvidešimt metų Elizabet ryžosi rimtam žingsniui – tvirtai eiti tikėjimo keliu, net jei tai reikštų nepaklusti tėvų valiai. Jauna vienuolė iškeliavo į Vitembergą, miestą, kuriame prieš keletą metų prasidėjo reformacija. Čia ji rado prieglobstį būtent vienuolyno laikais taip įtaigiai pamokslavusio Martyno Liuterio bendradarbio kunigo Jono Bugenhageno šeimos namuose. Bugenhagenas buvo artimas Liuterio rato žmogus, kaip daugelis kitų tuo metu Vitemberge dirbusių, išsilavinusių įvairiais talentais apdovanotų bendraminčių, siekusių bažnyčią sugrąžinti prie jos tikrojo pamato – šventojo rašto. Jie rėmėsi Liuterio aiškiai išdėstytais teologiniais pagrindais – kryžiaus teologija, tikinčiųjų išganimų tik per malonę, tik per Kristų, per viešpaties kančią ir mirtį ant kryžiaus. Jonas Bugenhagenas tarnavo Vitembergo parapijos kunigu, talkino Liuteriui rengiant šventojo rašto vertimą į vokiečių kalbą, vėliau tapo Vitembergo universiteto teologijos profesoriumi ir išugdė daugelį liuteronų bažnyčios kunigų. Būdama jo globotinė, Elizabet įsiliejo į Martyno Liuterio ir jo bendraminčių pirmųjų liuteronų aplinką. Ir Vitemberge Elizabet susipažįsta su Kasparu Krucigeriu, vienu tokiu geriausiu, šviesiausiu, daug žadančių Liuterio mokinių. Ir jie susituokė 1524 metais. Tai yra tie patys metai, kai jos giesmė išspausdinama pirmosiuose liuteronų giesmynuose. Dideli metai. Elizabet. Sutuokė Liuteris. Pats dar būdamas nevedęs, Liuteris su Katarina susituoks kitais metais. Kaip šiemet 500 metų Liuterių santuokai birželio 13, o čia buvo 1524 birželio 14. Tuokdavosi tais laikais, nežinau kodėl, antradienį. Antradienis santuokų diena. Ir tai vis dėlto viena iš tų pirmųjų vienuolių buvusių ir su kunigu santuoka. Ne Liuterio pirmoji. Po 9 mėnesių jiems gimsta pirmagimis. Susilaukia vaiko ir taip yra, kad jie turi sūnų ir dukrą, sūnus kaip tėvas Kasparas, dukra kaip mama Elizabet. Elizabet ir Kasparas Krucigeriai buvo vieni artimiausių Martyno ir Katarinos Liuterių šeimos bičiulių. Iš Leipcigo kilęs Kasparas Krucigeris padėjo skleisti atnaujintą bažnyčios mokymą savo gimtajame mieste ir talkino Liuteriui redaguojant Biblijos vertimą į vokiečių kalbą. Vienmetes Elizabet ir Katariną siejo daugelis dalykų. Abi buvę vienuolės, dėl gilaus tikėjimo pasirinkę kitą tarnystės kelią – šeimos, motinystės ir visapusės pagalbos Dievo žodį skelbusiems žmonėms. Šalia teologinių darbų ir garsiųjų Liuterių šeimoje vykdavusių užstalės pokalbių, šeima siejo ir meilę giesmei. Martynas Liuteris ir Elizabet Kruciger buvo giesmių kūrėjai.
Liuterio akcentuota, kad mes Evangeliją girdime ne tik ausimis, širdimi, mes savo visais savo pojūčiais, o muzika tai yra laikoma tas pojūtis, kuris, toks kaip ir, kaip Liuteris sakė, po teologijos labiausiai vertinu muziką, nes net žmogus, kuris nemoka kalbėti, jis geba dainuoti, niuniuoti, giedoti, leisti tą muzikinį garsą ir net yra tas toks liuteronų mėgiamas pasakymas, kad Dievas giedamų žodžių sukūrė visatą, įgiedojo žemę į būtį. Ką Liuteris norėjo? Jis norėjo, kad giesme būtų perdodamas Dievo žodis, taip pat, kad tikėjimas išklausimo, tu pats giedi ne tik kitam, bet ir pats savo. Tu giedodamas balsu skelbi pats savo Evangeliją, kad tai būtų tiksliai krikščioniškas mokslas perteiktas, jinai tą ir vykdė. Vaikų mergelės gimė, paskirta valanda, taip Dievo malonybė. Praėjusiais metais minėjome pirmųjų liuteronų bažnyčios giesmynų 500 metų sukaktį. Į juos pateko Evangelijos mokymą perteikiančios giesmės skirtos visuotiniam parapijos giedojimui. Martynas Liuteris kvietė tikinčiuosius ne tik klausytis kunigo ir choro atliekamos pamaldų liturgijos, tačiau patiems giedoti savo gimtąją kalbą. Giesmynai palaipsniui tapo neatsiejama ne tik liuteronų bažnyčios liturgijos, tačiau ir tikinčiųjų kasdienio gyvenimo dalimi. Pirmi 3 liuteroniški pirmieji giesmynai 1524 metais išeina. Pirmas Niurnberge, antras Erfurte, trečias jau Vitemberge. Su liuteronais ir prasideda ne tai, kad liuteroniški giesmynai. Pirmieji giesmynai kaip tokie, nes pirmesnis už liuteroniškus yra Bohemijos brolių, tai vėl yra protestantai, bet jis be natų. Tai tokie, ką mes žinom, giesmynas, gaidos tekstai, tai yra liuteronų. Ir dar tose giesmynuose pirmuosiuose daugiau buvo teologinių tekstų negu pačių giesmių. Labiau reiškia švento rašto tas pagrindimas tai giesmiai. Paskui jau tas giesminas, ką mes suprantam, kad giesmių, o dabar mes suprantam, kad tai ir maldynas, ir liturgija, ir kalendorius. Viename pirmųjų Liuterio sudarytų giesmynų Erfurto Enchiridione buvo išspausdinta Elizabet Kruciger giesmė Sūnus tikrasis Dievo. Tai vienintelė ir pirmoji autorės moters sukurta giesmė, patekusi į pirmuosius liuteronų giesmynus. Turint galvoje, kad 16 amžiaus visuomenėje moterys negalėjo siekti aukštojo mokslo ir tapti pripažintomis teologėmis ar poetėmis, šis 24 metų jaunos moters sukurto originalaus giesmės teksto teologinis įvertinimas ir pripažinimas yra išties istorinės reikšmės. O giesmės vertimai į įvairias pasaulio kalbas ir jau 500 metų besitęsianti jos kelionė iš giesmyno į giesmyną įrodo jos kūrėjos meistriškumą ir gebėjimą poeziją perteikti Evangelijos mokymą ištisoms kartoms. Kad Liuteris ima tą giesmę ir deda į oficialų bažnyčios giesmyną, didelis labai daiktas, kad moteris įtakoja liturgiją. Ne tik reformacija keičia moterų gyvenimus, bet moterys įtakoja reformaciją. Tai yra giesmė mūsų giesmynė krikščioniškos giesmės numeris 58, Sūnus tikrasis Dievo. Jis yra tokia kalėdų laiko ir jai tiksliai jos paskirtis tai Epifanijos 3 karalių. Joje reiškiasi ir viduramžių tokia mistinė patirtis. Mistinė tai reiškia tokia, kad kaip tu asmeniškai patiri santykį su Jėzum. Iš asmeninio santykio su viešpačiu kilusi giesmė. Ir ten yra bent 4 švento rašto vietų nuorodos, Sūnus tikrasis Dievo iš jo širdies, iš širdies. Tai čia yra lotyniško teksto atgarsis. Coordinatus exparenti, iš tėvo širdies gimė. Tai čia 4 amžiaus Prudencijaus eilės ir yra ir grigališkas choralas iš apreiškimo Jonui knygos, kad aušros žvaigždelė. Tada yra, kas ne visai atsispindi, kai verti, juk nori ir poetiškai, ir literatūriškai visai perteikti, ne visada sugaudai, kad čia yra švento rašto citata, kad regėkite, ragaukite, koks meilingas, duok mums ragauti visą tai. Грешна жмолу
sugėdojau paskutinį posmelį iš pagerintų giesmių knygų. Pas mane yra Königsberg 1905 metų 5 numeris. Mūsų dabartiniai versijoje nėra to paskutinio posmelio pilnai, kad savo loską mus marink. Reiškia, savo gerumu mus numarink. Iš savo gerumo numarink tai, kas mumise mirtinga. Ir per meilę mus prikelk. Tai yra per krikštą ir kasdienį krikšto prisiminimą. Tai toks atrodo labai brangus posmelis ir labai liudija gilų tikėjimą ir artimą ryšį su Dievu, Elizabeth Kruciger. Iš vienos pusės suprantu, kad Elizabeth kartu su savo vyru buvo labai artimai susiję su Liuterių šeima. Vis tiek negaliu patikėti, kad tuo metu, kai moters vaidmuo buvo toks, koks buvo, kad vis tik jos sukurta giesmė atsirado giesmynė. Kaip tai reikėtų paaiškinti? Amžininkų liudijimai mums perteikia, kad jinai buvusi nepaprastai protinga, gili asmenybė, šviesi, labai išsilavinusi. Labai gyvai domėjosi viskuo, kas vyksta. Pokyčiais, kurie gražina į tikrai. Ne kažkokiais atnaujinimais, kad dabar čia išbrauksim, kas pasirodė, kad čia man nepatinka, bet būtent ką mus mokė bažnyčios tėvai, ką mes skaitom šventam rašte. Ir jinai žiūri, ir jeigu jai atrodo, kad dar čia ne viskas tai padaryta, pavyzdžiui, galėjo kilti abejonių, pavyzdžiui, dėl pakylėjimo sakramento. Tai pavyzdžiui, klausė Liuterio, ar garbinti, kai yra pakylėjimas, mes esame presbiterijoje, čia sanktuarijus, ir kad mes suklūpėme, tai mes parodom, kad Dievo avinėlį, mes tave garbiname, tu čia esi kūnu ir krauju. Taip, ne duona ir ne vyną mes garbiname, bet Kristų esantį sakramente taip. Ir jei, kai kyla toks klausimas, Liuterio klausė, čia susirašinėjimas. Elzelė sakė, tu tik tai nenugainio kunigų nuo altoriaus ir neužgesinėk žvakių, tegu būna viskas kaip yra ir viskas yra gerai. Ir jie buvusi iš tų moterų, kuri dalyvaudavusi tuose užstalės pokalbiuose. Ir jau žinant Liuterį, žinant Krucigerį, Bugenhageną, tikrai turėjusios jos balsą, ne tai, kad moteriai tylėt. Neskirta jų moteris vyras, kas gali kalbėti, nes sėdime už stalo. Skirta tai, kas yra aiškiai Dievo duota, kad moteris gimdo, vyras per santuoką, tas pabrėžta, prakaitų uždirba duoną, bet ne, kad tu socialiai neturi balso. Iš ko dar tą matom, kad pavyzdžiui, Liuteris tai viską, ką užrašęs palikimu, tai ne sūnui vyriausiam, o savo žmonai. Nes ne tik santuokos supratimas keitėsi, būtent gražintas į Dievo tvarką, ką Liuteris sakė, kad nėra kilmingesnių pašaukimų vienas už kitą. Jei tu pašaukta būti vienuolė, būk vienuolė, jei pašaukta būti žmona, būk žmona. Viskas yra čia kilminga ir gerai, o santuoka Liuteriui tai iš vis yra nuo Dievo nuo pat pradžių įsteigta. Ir jei priešinėsi iš principo, ta prasme tam, tai tu priešinėsi Dievo tvarkai. Tai jam tai buvo taip svarbu ir moteris, kuri yra dar išsilavinusi, kuri tuo domisi ir yra protinga, jos laikysena yra gera. Tai ji buvo labai vertinama. Ir santuokoje tai yra, kad sutuoktiniai, nėra tik tai, kad pratęstų giminę, ne tik, kad daugintus, jie yra draugai. Tai yra labai didelis daiktas ir mes tą, ką matom iš liudijimų, tikrai taip ir buvo tarp jų. Aš galvoju, kaip vienoj vietoj, sąlyginai mažam mieste, tokia koncentracija tokių didelių ir taip gražiai gyvenusių žmonių. Gyvas labai ir teologinė prasme produktyvus laikas. Ne vienas kompozitorius Elizabeth Kruciger giesmę aranžavo įvairiam balsų ir instrumentų atlikimui, o žymusis liuteronų kompozitorius Johanas Sebastianas Bachas, kurio 540 metų sukaktį minėsime visai netrukus, kovo 21-ąją, šios giesmės pagrindų sukūrė kantatą ir vargonų preliudą. Žinoma, kad Elizabeth Kruciger sukūrė ir daugiau giesmių, tačiau kiti jos sukurti tekstai neišliko. Savo tikėjimo keliu ištikimai ėjusi poetė buvo pašaukta amžinybėn labai jauna, sulaukusi vos 35.
Įdomu tai, kad Elizabeth Kruciger ne visada buvo laikoma tikrąją giesmės Sūnus tikrasis Dievo autore. Krucigerio dukra Elizabeth, taip pat tuo pačiu vardu kaip mama, buvo ištekėjusi, paskui tapo jauna našle ir našle nesusilaukė vaikų ir tada ji ištekėjo antrą kartą ir ištekėjo už Liuteriaus sūnaus Johannes arba Hanso. O sūnus, kiek žinau, pasiekė jau savo tėvo pėdomis, nes jis irgi buvo kunigas. Jis pasiekė tėvo pėdomis ir Melanktono pėdomis, nes į Melanktono vietą vėliau kaip akademikas buvo paskirtas, bet jis nepasiekė tomis pėdomis, jei kalbėsime apie teologiją. Jis tapo to vadinamų kriptokalvinistų, tai yra neigiamas apibūdinimas, jeigu tų laikų liuteronai apibūdintų, tai reiškia, tu išorę ir priklausimų esi liuteronų bažnyčioje, o išpažįsti reformatų teologiją ir taip Kalvino būtent. Tai čia labiausiai kalbam apie viešpaties vakarienę, apie šventąją vakarienę, apie sakramentą. Ar tai yra tikras Kristaus kūnas ir kraujas, ar tu tą supranti jau kitaip, kad tai yra simbolis. Yra manoma, kad tai viena iš priežasčių, kai Elizabeth buvo patraukta iš istorijos reformacijos, būtent, kad jos giesmė, tokia nuostabi, buvo staiga jai nebepriskiriama. Ir sakoma, kad ji čia kentėjo už dar ir vyro, o ir tada sūnaus, elgesį ir pažiūras. Štai negalime Kruciger vardo asocijuoti su liuteroniška gera giesme. Kita abejonė buvo, kad ar moteris ir dar tokia jauna, čia svarbiausias, gali tokias žinias turėti teologinės, kurių nepaslėpsi iš frazių ir žodelių, kurie yra giesmėje, ir tokią gilę mintį perteikti per bažnyčios tėvus, išmanyti lotynų kalbą, tą liuteroniškąją doktriną, žiūrėkit, dar tik 24 metai, dar nėra net katekizmo, po 5 metų tik bus. Ir būti tokia kryžiaus teologija. Tai buvo jai gražinta ta garbė būtent liuteronų teologų, liuteronų kunigų, kad ir kaip kas linktų priešinti vyrus ir moteris, būtent vyrai atstatė tą garbę, kurią ir jai ir įgalino taip pat vyrai, tokie kaip Liuteris Valteris, jos pačios vyras. Labai gražiai kalbėjai apie tą tokį santalką, susibūrimą tokių šviesių, ryškių asmenybių Wittenberge tuo metu, kai gyveno Elizabeth Kruciger. Gal mes juos galėtumėm vadinti, dabar jau taip populiariai čia pajuokaujant, tokiais influenceriais, kurie po to iš tiesų jų įtaka, daugelio tų asmenybių įtaka, toks koncentratas to, ką jie paliko po savęs, iš tikrųjų keliavo 500 metų. Neprieštarausiu, kad tikrai, ta įtaka ir būtent tokie, bet influenceriai tokia prasme, gal dar net, pavyzdžiui, kaip Kruciger atveju, tai ne tiek matoma, net fiziškai paveiksluose, kiek girdima, išgirsta. Ir būtent įtakojanti mus per giesmę. Tai tikrai čia toks liudijimas atsiliepimo į pašaukimą. Kai nesvajoji, kaip aš čia ką nors įtakosiu arba kaip būsiu žinomas, bet tu įtakoji žmonių likimus, nes tau Dievas davė tą tokią malonę ir galę ir tu atsiliepiai, panaudodamas savo gabumus, savo darbštumą. Jeigu tu laikaisi Dievo žodžio mokymo ir koks yra bažnyčios mokymas ir sugebi tai su visu turtu iš amžių ateinančių į 5 posmelius sudėti, tai yra pašaukimas ir gabumas ir įtakojimas mūsų visų. Yra sakoma, kad ji pasakojusi savo vyrui sapną, dar visai jauna būdama, kad ji pamokslauja Wittenbergo bažnyčioje. Ir vyras jai sakęs, Elizabeth Kruciger, kad tu savo giesmėmis pamokslauji. Ir taip ir yra. Garbė aukščiausiam Tėvui ir Sūnui jo šlovė irgi švenčiausiai dvasiai palaimos įvesmė teduoda ji ramybę ir dangišką linksmybę.
amžių amžiai.